Šiaip pokalbis labai laisvas, mes tiesiog nieko neįrašinėjom, niekam nieko nerodysim. Aš, pasitikiu. Nes kartą metuose žmogų reikia išsišnekėti. Gerai. Tai jums tą progą dabar. Kartais pradėčiau verkti ant peties, tai netrukdysiu gal vairuoti. Trukdysi, tai verkit per langą geriau. Gerai. Pradėkim gal nuo paprastų dalykų, kurie domina visus studentus iš tikrųjų. Ir Kristupas Krivickas ir Naglis Puteikis. Tiesiog, ką jums dabar daryti žmonėms? Bet žiūrėk, pradėkime vis tiek nuo šaknų tada, nuo pradžios. Tai kada jūs vis dėlto iš Australijos atvykot į Lietuvą? O, papasakokit, prašom. Kodėl aš nemoku vairuoti? Jūs ir automobilis. Aš ir automobilis. Taip. Tai yra du absoliučiai nesuderinami dalykai. Bet absoliučiai nesuderinami. Visiškai absoliučiai. Man 30 metų, aš 5 kartus ruošiausi laikytis teisės. Apie amžių mes iškirpsim, niekam ne, tai čia paslaptė vieša. Tai panelė, eisit ar neisit? Ne, panelė rūko. Panelė rūko. Šitą tai va, tai neišlaikiau teisėm. O jūs laikėt? Ne. Net nebandžiau. Net nebandžiau. O kodėl klausimas, ką daryti, tai vienas... Jie bandė, ėjo, nepraėjo. Kaip jums atgaivinti savo politinį gyvenimą? Nes akivaizdu, kad jie turi idėjų. Jie žino, ką keisti reikia Lietuvoje, pasaulyje, galaktikoje, bet jiems žmonės kažkodėl neduoda pasitikėjimo. Tai iš tiesų, lyderystės nemoka, neturi kompetencijų lyderystės, tai ko gero visų pirma tai siūlyčiau ateiti į tas PMI ir išklausyti lyderystės kursą ir tada jau žiūrėtumėm, kaip toliau. Nebūtų per daug, pagyvenę, gal netinkamas žodis, per daug patyrę gyvenime, kad dar juos mokyti. Mokytis niekada nevėlu, ypatingai mokytis lyderystės. Tai jeigu turi idėjų ir nori kažką pakeisti, labai tinkamas formatas. Mano tėtis iki šiol pabrėžia, kad mes esame turintys saitų su Australija, todėl jo elektroninis paštas prasideda australas@gmail.com. Aš pats nežinau, nebeatsimenu, bet tikrai jaučiu, kad mes išlaikėm tą ryšį. Ir kada nors, ypač jeigu čia, žinot, ta geopolitinė situacija tokia aštri bus, gal reikės grįžti į protėvių tėvynę, nes ten sala, žinot, ramu, šilta, eukaliptų trūksta Lietuvoje. Eukaliptų mažokai, tas maistas toks netipiškas mums, bulvės visokios, nerimta. Tai nelengva gyventi. Nelengva, bet reikia prisitaikyti. Taip, ne pirmas kartas, ne pirmas lietuvis iš Australijos atvykęs į Lietuvą. Seniau ten kažkokia keista tendencija buvo atvirkščiai viską daryti. Bet gal kada nors ne vėl apsivers, žinot, lietuviai daug emigruoja vėl. Bet klausimas yra paprastas ir jis domina visus instituto bendruomenės narius. Pagal kokius kriterijus jūs renkat savo pavaduotojus? Tai kelia daug... Bet niekam nesakysi. Aš tai ne, jūs pats pasakysite. Susijęs yra klausimas su Kalėdom labai susijęs. Vat kaip išrinkti dovaną? Tai kad važiuoji čia. Dovaną kaip išrinkti? Kam dovaną visų pirma? Tiesiog, kaip nudžiuginti žmogų? Kelia daug diskusijų ir ginčų. Taip. Akademiniuose forumuose aš įsivaizduoju. Čia mūsų gerbėjai, žiūrovai Inga V ir Margarita Š klausė šito klausimo. Supratau. Kaip, tikrinu kalbas. Kalbas? Jo. Kiek reikia mokėti? Nemažiau ar tiesiog kalbėti reikia mokėti iš principo? Lietuvių pageidautina. Lietuvių reikia, supratau. O kodėl ta lietuvių čia reikalinga? Praverčia kartais. Bet Honduras tai kaip ir pasmerktas. Mane labiau neramina Belizas. O kodėl Belizas? O vat kodėl Belizas? Ar žinot, kodėl Lietuvą turėtų neraminti Belizas? Nes ten mūsų ruošiasi iškraustyti. O, kas mus ten ruošiasi iškraustyti? Popiežius. Pakštas, va. Pakštas, taip. Jūs tikra specialistė regiono. Belizas, tada jis dar vadinasi Britų Honduras. Britų Honduras, taip. Nes jau net žemė buvo išnuomavęs. O žinot, kokį pavadinimą buvo sugalvojęs tą teritoriją, kuri turėjo būti atsarginė Lietuva? Čia toks šviečiamasis kaip ir nežinau. Apšvieskite, nežinau. Dausuva. Ai, Dausuva. Bet kaip baisu įsivaizduokit, jūs atsakytų, tu krausti iki Dausuvo, iš karto susirūpinti. Nes kaip vadintumės tada? Dausuviečiai ar dausuviškiai? Tai ko gero kaip padaryti, kad dovana būtų
ne tik maloni tam, kuris ją perka, nes dažniausiai tai būna, kad tu nuperki dovaną ir gerą nupirkau. Tam, kas duodi, nelabai. Tai nežinau, tai visų pirma dabar labai populiaru yra sakyti, kad didžiausia dovana yra bendravimas, bendras laikas, bendros veiklos. Ir... Čia, kam čia tai populiaru, kur čia populiaru? Tai yra kažkokios, tai reiškia, nuėjimas kartu, pasivažinėti su, tarkim, haskių kinkiniu. Čia mūsų kolegė eina per gatvę. Kas dar, nuėjimas į kavinę, nuėjimas bowlingo žaisti kartu, nu tai čia gera dovana. Kokia yra maloniausia dovana, kurią pačiai esat gavus? Ką prisimenat visą gyvenimą? Deimantai ir briliantai. Tai čia tas bendravimo elementas toks svarbus turbūt. Ne, bet iš tiesų... Kuo daugiau deimantų, tuo maloniau. Aš manau, kad čia gal ir amžiaus yra dalykas, kad kuo toliau, tuo vis tiek vertini labiau bendravimą ir gebėjimą susitikti su draugais ir tiesiog pabūti kartu. Klausimas, kuris visiems kyla žiūrint į tai, ką jūs darot Lietuvoje iš tikrųjų. Kaip spėjai viską padaryti? Kiek kojalų lynų yra Lietuvoje, ant Lietuvos? Aš pirmas klonuotas žmogus, iš tikrųjų mūsų 5 dabar. 5, ne? 2 paskaitas skaito, vienas. Dabar vyksta paskaita paties centre, tai. Aha, supratau. Ne, iš tikrųjų tai visada, visiems yra laiko tiek pat, 24 valandos per parą, tai tiesiog jo paskirstimas turbūt yra klausimas, tai man dažniausiai tenka kai ką aukoti, kad galėčiau spėti visur, bet aš tikiuosi, kad ateityje dėl to darbo, kurį tengiuosi daryti šiandien, galėsiu šiek tiek pristabdyti arklius ir mėgautis, ne tik tai bėgti. Mane vienas neramina dalykas prie naujos valdžios dabar ypač. Kalbos vis sklinda labiau apie tą, jungsim universitetus, mažinsim skaičių. Aš dabar, reikia pradėti ruoštis turbūt tiems dalykams, nes įsivaizduokim sujungę VU su Aleksandru Stulginskiu, ne? Žemės ūkio akademija. Kursus reiks kažkaip suvienyti, kaip suvadinti. Jungs, ne? Tai aš manau, žinokit, čia labai bus random, kaip sako liaudyje, principų. Tiesiog. Ruletės. Nes reikia pasiruošti, sujungs su Žemės ūkio akademija VU, ne? Tai kas bus? Stambiųjų raguočių lyginamoji konstitucinė inžinerija, toks kursas. Kokius kursus mes turėsim ten dėstyti? Ką mes galėsim pasiūlyti žemės ūkio specialistam būsimiems? Europos studijos ir žemės ūkio studijos labai daug ką bendro turi. Bet klimatas kenkia žemės ūkiui, kas čia vyksta? Jo, klimatas kenkia žemės ūkiui, tai va, tai gal turėtų rūpintis klimato kaita, dabar, žodžiu, mes visai užsimsim. O kaip tai daryti? Klimato kaita kaip rūpintis? Nes rūpintis yra vienas dalykas, aš irgi galiu rūpintis, bet nuo to nieks nesikeičia. Raukšlė susimeta tarp akių. Jo, baisiai atrodo, kai studentai žiūri, raukšlė. Tai žinau, kad rūpinėsi dėl visko, kad pasaulis rūpi, kažkaip nesi toks abejingas žmogus, o kad sakai, autoritetą kelia raukšlė. Jo, tokia rūpešio, tokia rūpintojėlio. Dar tokia gali sukumpsti, taip ir... Jo, bet tai neatsisėdi ir nieko nesakai, rūpinėsi visą seminarą. Ir jeigu tai pakankamai rūpinėsi, tai toksai iš karto labiau rimčiau atrodai. Jo, ir tada... Nepaviršutiniškai kažkaip kalbėjau. Kyla noras jiems tada gilintis patiems, domėtis. Bet štai klimato kaita, pasakai žodį klimatas ir nutylė reikšmingai iš karto. Gali net viso nesakai, o jau patys užbaigsite, ne? Jo. Tai va, iš tai galima ir taip, tai va, tai galima rūpintis šitaip. Klausimas, tas perkelimas patalpų ar iš Vilniaus į Kauną? Į Kauną, manau, čia reikia prisidėti prie regioninės plėtros politikos. Jo, tie regionai neišsivystė, jie reikia jiems. Nors gavai Kernavį, jeigu jau ieškoti ten patalpų nelabai yra. Galima ant to kalnelio realiai. Geopolitinė padėtis nebloga. Saugiau negu Vilniuje. Saugiau, upė šalia. Pabėgti galima visą laiką. Šiaip čia šitas visas pasivažinėjimas, jis turi ir praktinę kažkokią naudą duoti. Kažką išmokti turiu, ne? Ne jūs turite išmokti, jūs turite padėti mūsų instituto bendruomeniai. Tai studentai rašo laiškus jums su klausimais. Aš noriu pacituoti Egidijaus D. laišką, kuris kreipėsi administracijai. Sako, aš pavargau, aš tik daug mokiausi ir dirbau, atsibodo man girdėti plakant savo širdį. Pavargau aš nuo tos kasdieninės rutinos. Aš netgi pavargau nuo mylimos merginos. Į kurią partiją man stoti? Ir mes čia pagalvojom ir skaitytojų, žiūrėtojų laiškai. Yra tokie labai žiūrimi serialai pasaulyje, ne? House of Cards, House of ten dar kažkas. Ten tie visi keisti. Ar negalėtum serialo apie institutą sukurti? Bet negalėtumėt biškį pamastyti, pavadinimas, draminės linijos siužetinės. Kam dirba Donatas? O yra klausimų, kuriais negalėtum pakomentuoti? Ne.
Nėra. Tai žiūrėk, 90 sekundžių, lyginamoji analizė. Brazilijos prezidentė Dilma Rousseff, Pietų Korėjos prezidentė sunkiai ištariama pavardė. Priežastys apkaltos proceso. 90 sekundžių, laikas tiks. O, štai koks klausimas. Tai čia turėčiau matyti kaip politologė atsakyti, priklausomai nuo vertybių, nuo ideologinių nuostatų. Ne, bet jeigu tu pavargsti nuo visko. Ar iš vis apsimoka stoti kokią nors partiją? Tai kurti tada reikia partiją. Kurti. Lengviau kurti negu įstoti. Jeigu nori kažkokio naujo darinio, kuris būtų kitoks ir atspindėtų... Ar partija išlaisvina? Jis man turėtume duoti pasiruošti. Ne, neturėčiau duoti pasiruošti, nes čia gyvenimas yra politologo ir viešo asmens. Tu turi būti visą laiką pasirengęs atsakyti klausimą. Reikėtų tik tai gerą smegenų šturmą padaryti ir apsispręs dėl koncepcijos, ar tai... Bet jūs sutiktumėt vaidinti? Sitcomas būtų, ar... Stand-upas? Ar stand-upas, ar... Ne, bet reiktų serialo su drabužiais, su viduramžiais, su detektyvu. Kostiuminė drama? Ne, kažkas kažką nužudė, kažkas kažką įsimylėjo. Vis tiek, manau, erdvės tokiam įvykių posūkiai tikrai daug pas mus institucijų. Jo, taip mane vaikystėje į grybų karą paskyrė lepšių būt. Aš kai buvau čia visi juoksis visą laiką, aš buvau žąsinis moliūgas, mes vaidinom močiutės pasaką. Nu ir kaip priėmė tą žąsiną moliūgą? Normaliai, atlikau neblogai vaidmenį, viskas, tvarkoj. Ir didžiavotės šituo ir visą tokį? Taip, aš žąsinas. Tai čia buvo žąsinas, aš tai buvau lepšių. Tos mergaitės norėjo būti musmirytėm ar buvo veraitėm, aš buvau lepšių. Bet svarbu yra, kaip pasakysi. Lepšių buvau. Lepšė. Ištark, moteris, vyras. O dabar atvirkščiai. Moteris, vyras. Tai tas pats, lepšis. Nu jo, žinokit, Laurina, dabar išsprendžiau savo vieną iš gyvenimo traumų vaikystės. Aš padedu žmonėms. Požiūrio taškas, ar ne? Pasižiūriu, žinai, lepšis. Ne požiūrio, čia tarties būdas, žinai. Čia visiškas konstruktyvizmas. Gyvenimas svarbu rėkti. Garsiai. Ir viskas bus gerai. Mes galim konstatuoti, kad daug valstybių šiandien išgyvena perturbacijos laikotarpį ir politiniams lyderiams nebesiseka įtikinti to, ką jie vadina paprastai žmonėmis, kad jų daroma veikla arba tas elitas, kuris valdo šalis, yra tinkamas, ypač kai išryškėja įvairūs korupcijos skandalai, kurie susiję šiuo atveju ir su Pietų Korėjos ir su Brazilijos prezidentų atvejais. Tai aš manau, kad lygiai... Prezidenčių reiktų. Prezidenčių, teisingai, visiškai teisingai. Priešingai negu, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, kurios vis dar neperlipa noro turėti vyrus prezidentus, tai to šalis jau yra pažangesnės toje srityje, kad turi moteris prezidentės, bet vis tik tai jų skandalai. Tai palaukit, dabar aš atsiprašau, bet jūs sakot, kad turėti moterį prezidentę yra pažangiau, negu turėti vyrą prezidentą. Nebūtinai pažangiau, bet galima traktuoti, kad per daug metų, jeigu yra demokratija funkcionuojanti, turbūt yra natūralu manyti, kad galėtų būti išrinkta ir moteris lyderė. O jeigu mes kalbame, kad yra tik tai pirmi kartai, kaip apskritai yra didžiųjų partijų pretendentai moteris, tai turbūt vis tiek visuomenės nori vyrų prezidentų. Ir Moldovai mes tą matėm. Kai kalbėjo didžioji dalis visuomenės, turim ten apklausą vieną darė, 60% sako, mes norim vyro prezidento. Taip, pasaulyje apie Moldovą nieks nežino ir nieks nesidomėjo, ar ten vyras ar ten moteris. Bet pirmas kartas būna visą laiką, čia to nepabėgsi. Dodonas ne moteris, kiek žinau? Ne, vyras. Kiek žinom, iš toli. Jo, tai žiūrėk, dar yra 14 sekundžių. Pavadinimas svarbu turėtų būti. House in Vokiečių Street. Gal doesn't sound? Reikdavo, kad vežanis, kad kabliuotų, negražu žodis, kad užkabintų. Pagalvokit jūs, gal minčių kokių. Čia šiaip ateičiai turbūt pasiūlymas visiems. Jo, reikia pagalvoti. Pasikviestum ne vieta improvizacija, čia reikia pasverti. Ne, aš manau, kad kaip tik improvizacija. Žodį sversi, tai neprisversi, čia paskui sėdėsi tyliai labai. Nieko iš to gero nebus. Bet iš principo gera. Sutiktumėt ir vaidinti turbūt ir... Jo, bent jau kartą per metus galima būtų pavaidinti. Tai va, tai aš manau, kad čia yra globalių tendencijų dalis, kai paprasti žmonės suvokia, kad jie turi imtis iniciatyvos ir priversti elitą dirbti jiems. Priversti juos atskaitingais. Aptakus ganėtinai atsakymas. Žinot, politologai. Supratau, bet šis visais klausimais daugiau mažiau panašiai, ne? Galim padaryti laidą apie Brazilus. Kalėdų senelis. Kaip jūs galvojat, Lenkijos ryšys su Kalėdų senelio atsiradimu? Aš čia taip ėjau pas institutas papuoštas, ne, kalėdiškai. Raudona, balta. Pasižiūrėjau į Lenkų vėliavą, raudona, balta. Šiaip visa simbolika, raudona, balta, bela, červona. Aš čia įtariu kažką.
Bet aš tai atsimenu tuos laikus, kai reikėdavo prie Lenkijos sienos stovėti. Va, klausimas, Lenkija. Lenkija yra blogai, didelė dalimi blogai ir blogai dėl kalėdų. Lenkija yra blogai. Dėl kalėdų. Aš atsiriboju nuo šito. Aš suprantu. Jo, aš irgi šneku, kas atgrįžu užplaukia. Bet aš jau sakiau prieš tai, kai kuriems pašnekovams, aš pastebėjau tendenciją. Kalėdos. Kas yra kalėdų simbolis? Raudona, balta spalva. Teisingai. Jauti problemą su Lenkais. Uzurpacija kažkokia. Tai yra ten pas juos toks kalėdų senelis. O kaip lenkiškai yra kalėdų senelis? Aš žinau, ten toks yra tas Nikolausas, bet man atrodo ir Lenkai turi kažkokią, nesu ekspertė, negaliu komentuoti šito klausimo. Tas kalėdų senelio Suomijos šaknys man skamba įtartinai, nes Lenkai visą laiką mėgo emigruoti. Kompasus ne visą laiką turėjo, tai kartais gal į šiaurę nuvažiuodavo. Tai žinot, aš iš Australijos, kažkas galbūt iš Lenkijos į Suomiją nukeliavo, tai natūralu. Tai palinkėjimas kalėdinis Vilniaus savivaldybės tarybos nariams. Mes jau beveik grįžtam namo, taip sakant, į gimtą institutą ir specialus klausimas grynai jums iš trečiakursių, vėlgi daugiausia su jais, kiek suprantu, bendraujat. Kas yra tas trečiakursis, kuris jums imponuoja labiausiai, sakykim taip? Jo, tai kalėdos. Nuo ko, taip sakant, norėtum palinkėti visoms Lietuvos moterims? Moterims? Tik moterims? Taip, aišku. Koks sudėtingas klausimas. Aš žinau, bet... Čia toks net suktas, sakyčiau, klausimas, dabar pasakysi, tai arba kitus nuvilsiu, o tada tas Gerai, žmogus... pradėkim kitaip. Ar yra toks? Ar tokia? Aš norėčiau palinkėti moterims, kad jos turėtų galimybę per kalėdas praleisti laiką šeimyniškai. Aha. Tai kad toliau būtų leidžiama įvažiuoti į Vokiečių gatvę ir instituto kiemą. Ne, aš esu vis dėlto už tą tokį neutralumą, korektiškumą, bet kadangi kalėdos galima ir pajuokauti. Tai aš va dabar mąstau, čia nesenai Tapino knygą apie Vilko valandą skaičiau, tai ten toks veikėjas buvo Vilniaus legatas Sidabras ir turėjo draugę Margaritą, tai man va tas legatas yra labai tokia graži pavardė. Draugus, artimuosius, bičiulius, šeimos narius visada galima rasti kam. Ką pabučiuoti, aišku, galima rasti. Bučkį, pakštelti į žandą. Tai manau, kad tiesiog sustoti akimirkai, nes mes šiandien gyvename beprotiškoje gyvenimo skuboje. Ir tai, kad yra kalėdos, mums leidžia kartais trumpam. Čia Linas Kojala dabar šneka ar Vytautas Šiškauskas? Sveikinimų koncertas. Dedikuoju jums dainą Vytautas Šiškauskas. Nu taip, užtrauk? O ne, žinokit, geriau nereikia. Negąsdinkim žmonių. Aš jau pabandžiau vienu momentu. Žmonės jo nebuvo labai džiaugiasi. La cucaracha, bla 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 bla. Ya no puede caminar. No, aš kitą mokėjau dainą. Apie bebes, pero mira como beben los peces en el río. Ai, kažkaip. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Kalėdinė daina. Su gimtadieniu, linkime tau, namų be dūmų. Čia Šiškauskas. Ačiū labai už kompaniją, iš tikrųjų. Tai ačiū pasivažinėjimą. Padėjo visiems, aš manau, institutui ir aš šitą sužinojau. Ačiū Jums už pokalbį ir šventų kalėdų. Subaru patyrimą. Labai ačiū Margarita, tuoj privešiu išleisiu. Štai grįžome. Tai ačiū, žinokit, labai visi dėkingi bus, turbūt aš taip tikiuosi. Ačiū, labai buvo smagu pasivažinėti. Laimingai, sėkmės. Gerų kalėdų. Labai gražus megztinis. Dėkui, tai kalėdės visiškai. Ką aš įsėdė kažko? Noriu pavežti iki Maksimum. Jo, tai aš tik tai ačiū pasakyčiau. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4,